Birželio 3 dieną penktadienį centrinė Čikagos miesto aikštė Daily Plaza pražydo lietuviškomis geltona, žalia ir raudona. Apie tai, kad aikštėje šeimininkauja lietuviai, skelbia iš toli matomas ženklas su Trakų pilimi ir užrašu Day of Lithuania. Į šventę ragino užsukti žaliais marškinėliais vilkintis ir lietuvišką atributiką pasipuošę Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjungos nariai. Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje surengtas trečiasis kasmetinis festivalis Lietuvos diena sutelkė šimtus lietuvių ir jų draugų, bei sudomino būrius miesto gyventojų ir svečių. Nuo 10 val. Ryto vykusioje tradicinėje lietuviškos produkcijos ir suvenyrų mugėje dalyvavo Balzako lietuvių kultūros muziejus, parduotuvė Lietuvėlė, distribucinė įmonė Food Depot International, meno kūrinius, rankdarbius, aksesuarus ir vaikiškus drabužėlius iš lino siūlė jų kūrėjai bei platintojai. Restorano Kunigaikščių užeiga darbuotojai vos spėjo aptarnauti visus norinčius paragauti lietuviškų cepelinų, kugelio balandėlių ir įsigyti šakočių. I think it's the best food that I've had, and all year long I keep waiting for this day's event so that I can come back and indulge myself. Renginio metu čikagiečiai sužinojo ir apie lietuvių aistrą krepšiniui bei artėjantį Europos vyrų krepšinio čempionatą Lietuvoje. Dalyviai rungėsi mėtydami baudos metimus, žiūrėjo filmą Lietuvos krepšinis 1920–2004. Vidurdienį prasidėjo meninė programos dalis. Nuskambėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Lietuvos valstybiniams himnams, į susirinkusiuosius kreipėsi Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė. Labą dieną. Good afternoon, dear friends, colleagues and guests. Thank you for joining us today for the third annual Day of Lithuania on Daily Plaza. It is our greatest pleasure and joy to have a Lithuanian celebration in the heart of the great Chicago. Today's cultural program is dedicated to commemorate the centennial anniversary of a remarkable man, a renowned Lithuanian artist, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Today we would like to try and take a look at Lithuanian nation and its history through the eyes of this prominent artist. Oh my Lithuania, you are so small that you completely fit into the palms of Čiurlionis kings. 3 Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslų įkvėptą programą režisavo Klaipėdos menų ir muzikos absolventė Jolanta Dirmontienė. Let us share the bread. Let us sit back. Let us see Lithuania, just as Čiurlionis saw her, a loaf of glowing bread in the hands of kings of heavens. Consul General Skaistė Aniulienė, distinguished members of the Lithuanian American community, Stanley Balzikas, our chairman of the Chicago-Vilnius Sister Cities Committee, and friends, Labą dieną, good afternoon. Šventės rengėjus ir dalyvius, taip pat visus susirinkusiusius, sveikino Čikagos miesto merijos tarptautinių ryšių vadovė Miss Eileen Hubble. Pasirodymo metu dainavo popchoras Svajonė, vadovė Elina Šimkuvienė, šoko studijos Dance Duo, vadovė Sandra Krumhorn, Estera Lisauskienė ir Gustavo Segovija. Šokėjai bei lietuvių liaudės šokių kolektyvas Suktinės, kuriam vadovauja Giedrė Elekšytė ir Monika Adomaitytė. Smuikavo Rasa Stanevičienė. Šį renginį vedė atlikėja Aldegunda. Aš tavo vergas, mano širdis priklauso tau.
great pleasure of visiting the most incredible country of Lithuania. Savo pastebėjimus apie Lietuvą išsakė Kuk apygardos iždininkė Marija Papas. Ji taip pat pakvietė visus apsilankyti nuostabiame Lietuvos krašte. The most interesting, fascinating, culturally rich. The food's fantastic. The music is wonderful, as you saw today. I urge all of you to visit Lithuania. Po meninio pasirodymo vyko mados šou, kurio metu pristatytos sraigės vaikiškų lininių drabužėlių, Art Serie 24 rankų darbo skraisčių bei aksesuarų Deep Line moteriškų drabužių kolekcijos. Renginį parėmė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Organizuojant festivalį ir jo metu konsulatui talkino Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjungos nariai. Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje nuoširdžiai dėkoja visiems prisidėjusiems prie šventės sėkmės.